Rokai, kokios yra šiandien tvarumo tendencijos, kai kalbame apie namų projektus? Projektuojant namus, tvarumo tema tampa vis aktualesnė. Žmonės vis labiau nori tvarių namų. Jeigu anksčiau būdavo, kad žmonės norėtų energetiškai efektyvių namų, dabar toje tas klausimas jau užsiplėtė. Ir dabar klausimas yra ne tik kiek kilovatvalandžių kvadratinių metrų šildymas išleidžia, bet taip pat ir kokį poveikį turi gamtai ir aplinkai tas projektuojamas namas. Ir žmonės vis dažniau pradeda domėtis ir medžiagomis, iš ko tos medžiagos gaminamos ir kas paskui bus, kai namą bus jau reikės perstatyti, pertvarkyti ir taip pat su visais kitais inžineriniais sprendimais. O tai kaip tie tvarumo principai yra integruojami į namų projektus? Į namų projektus visų pirma prasideda nuo esmės. Esmė tai yra pastato vieta sklype, nes tvarumas priklauso nuo energijos suvartojimo, jis priklauso nuo namo vietos sklype ir atitinkamai labai kitas svarbus faktorius pati namo funkcinė programa ir funkcinis namo dydis. Nes nepaisant to, kokios geros taupios medžiagos bus panaudotas, bet namas jis turėtų būti toks, kokio reikia. Ir labai gerai būtų, kad tas namas jis nebūtų statomas, kaip būdavo statoma 90-ais ar panašiai, su tuo mintimi, kad ten vaikai ir anūkai gyvens dar 3. ir 4. aukšte. Bet kokiu atveju, kokios technologijos bus pasirinktas, kuo didesnė statyba, tuo didesnė daro įtaką aplinkai. O kalbant plačiau, kokios visgi medžiagos ir technologijos yra naudojamos norint padidinti tvarumą? Iš esmės yra dvi pagrindinės tokios minties kryptis. Viena yra būdinga labiau skandinaviškoms šalims, tai yra, kad bandoma naudoti betoną, pagaunant ir perdirbinant betono gamybos metu CO2, gaunant jį, suskystinant. Ir kitas yra Lietuvoje šiuo metu vis labiau propaguojama ir stengiamasi propaguoti tai medinė statyba, tai yra, kad statoma pasinaudojant medieną, kas susiję su kitomis medžiagomis, kurios naudojamos apdailoje, irgi labai svarbu atskirti, kokiu pagrindu tos medžiagos yra pagamintos. Jeigu tos medžiagos pagrindui panaudota daug plastiko, klijų arba kitos chemijos, tai iš tikrųjų ta medžiaga, kol jinai bus ant pastato, jinai atrodys gražiai, ilgaamžiškai ir netgi ir spalva jos nekis. Tačiau esminis klausimas būna, kas būna, kai reikia perstatyti, pertvarkyti pastatus, pakeisti fasadus. Ir iš tikrųjų daug yra fasadų ir apdailoje naudojamų medžiagų, kurios yra nelabai tvarios perdirbimo prasme. Lietuvoje tas irgi dar nėra labai populiarinama, labiau populiarinama pati ta estetinė išvaizda, kaina, bet pats tas antrinis momentas, kas bus to medžiagom, kai jas reikės nuimti pastatų, perdirbti, ar jas bus galima panaudoti kažkokiose kitose veiklose, ir iš viso viską reikės kažkaip labai sudėtingai utilizuoti, tas klausimas jis nėra labai detaliai apžvelgiamas. Tai iš tikrųjų vienas iš būdų, tas medžiagų perdirbimas, tai yra vienas iš tų būdų, kuris prisideda prie tvarumo, kai kalbame ne tik apie šiandieną, bet ir apie rytojų, apie ateitį. Taip, pakartotinis statybinių medžiagų ir produktų panaudojimas ir taip pat, kas ir bendrai yra kitose ūkio šakose, plastiko produkcijos mažinamas. O kalbant apie užsakovus, ar šiandien jie noriai priima tvarumo tas visas idėjas statant namą? Ar jie domisi? Ar jie žino, kad galima namą statyti ypatingai tvariai? Iš tikrųjų yra dalis žmonių, kur iš tikrųjų į tai labai atidžiai žiūri ir kurie iš tikrųjų pradeda suprasti, kad energetiškas pastatas efektyvumas ir pastato tvarumas galbūt ne visada reiškia tą patį, kad yra dvi charakteristikos ir būna, kad tikrai projektuojant, renkiant optimaliausius fasado sprendimus, mes pateikėme kelis variantus, pateikėme variantą, kaip atrodytų, pavyzdžiui, su vienokiais fasadinėmis medžiagomis, kuriuose galbūt yra šiek tiek daugiau plastiko ir kitų cheminių medžiagų, ir kaip atrodytų tas fasadas, naudojant medieną arba betono pagrindo gaminius. Ir projektavimo metu renkantis architektūrinius sprendimus, ne visada, bet iš tikrųjų kartais tas atsinaujinimas arba tvarumas daro įtaką ir galutiniam pačiam pastato išvaizdai ir fasado pateikimui. O kokios yra inžinerinės sistemos, kurias jūs taikote, kad namas būtų statomas, namas būtų tvaresnis? Naudojami atsinaujinantis energijos šaltiniai, naudojamas geoterminis šildymas, naudojamas šildymas oras, vanduo. Ir po biškutėlį vis labiau ir labiau populiarėja daryti pasyvaus vėsinimo sistemas pastatuose. Tai yra, kai į pastatą yra integruojamos išorinės žaliuzės ir tuo tarpu namas temperatūra reguliuojama ne tiek, kiek aktyviu pūtimu,
kas reikalauja daug energijos, o išorės žaliusių pagalba, ko pasekoje tiek tas gaunasi energijos sąnaudoms daug draugiškesnis variantas, tiek žmogaus sveikatai daug geresnis variantas. Rokai, ačiū, kad pasidalinote apie tvarumo idėjas namų projektavime. Dėkui Jums.